Sekmadienis Lagose. Hi, good morning. Nu, 57 diena. Išvažiavau iš Lagoso. Po biškį kažkokį kalniuką kylu. Varau iki forto. Pačioj piečiausiai ir, sakyčiau, vakariausiai daly Portugalijos. Pačiam kampe. Nu ir iš ten jau pradėsiu kilti viršų link Lisabonos. Kiek ten išeina pajūrių, kiek ne. Tai va, tai šiandien apie 100 kilometriukų. Jau nesiplėšau. Šiandien 100 ir tada primečiau gal biškį virš 100. Ir kad iki Lisabonos liktų dar apie 100. Gal biškį mažiau negu 100. Tai va, tai labai vakar fainai pavakarieniavau. Labai fainas svečių namais fainai buvo. Tokia šeimos versliukas. Toks mažiukas. Skirtingai nei Prancūzijoje, čia toks privatus. Tai prasme, jie nelenda į akis, nesimato jų iš viso. Tai su vaizdu į senamiestį, su balkonėliu. Senamiestį vakar sėdėjau balkonėlį. Foteliuką ir videką montavau. Taip smagu. Taip geras miesto šurmulys. Paprašiau po rekomendacijos, kur nueit pavakarieniaut. Tai pasakė tokį reis. Kažkaip kitaip vadina. Šiaip taria raidės. Tai pavalgiau kataplaną. Rekomendavo, pats būčiau nesugalvojęs. Šiaip patiekalas 2. Paprašiau, kad padarytų vienam. Tai susitariau su padavėju, tai padarė man vienam. Tai net aplinkiniai stalai žiūrėjo, kas čia tokio valgo, kaip skaniai. Aštunkojis, krevetės, midijos, su bulvėm, su pomidoru, su paprika. Toks troškinys, kaip skanu buvo. Nuostabus buvo patiekalas, labai skaniai pavalgiau. Tai va, jeigu busit Portugalijai, bent jau Lagose rekomenduoju kataplaną. Yra kataplano ta vat jūrinė, kur aš valgiau. Yra kažkokia su kiauliena, man atrodo. Tai vat jūrinė tikrai rekomenduoju, labai patiko. Tokia matnešė puodė uždengtam. Jeigu paieškosit reis restoraną, supratau, kad top. Top of the top. Nepigus, bet labai geras. Nu, bet taip paėmus, ką aš valgiau va tą kataplaną, paėmiau kolos, paėmiau vandens ir atnešė duonelę su sviestuku. Ir ten 27 eurų. Tai nors ir brangus patiekalas, bet taip kažkaip man vienam tai labai normaliai. Palyginti su Lietuvos kainom, čia pigu. Šiaip iš tikrųjų Portugalija jaučiasi, kad pigesnė šalis. Pigiau negu Ispanijai. Šiandien ryte pusė čia buvo labai fainai. Atėjau, tai šadžiai nemačiau, ten žmonės vieni pasveikinau. Atsisėdau prie staliuko. Atskrido paukštelis. Aš žinau, aš ten kyra gal. Ar kas, žodžiu, atsitupė ant krašto. Tai faina.
Tada atėjo tas vyrukas, kur, nežinau, tėvas turbūt gamina pusryčius, nu ten kaip gamina, nu, serviruoja. Tai fainai pasišnekėjom, va irgi žmogus amžiuje, šneka laisvai angliškai, pažįsta, sakė, kažkokią lietuvę, kuri gyvena Laguose, Aušrinė liktai, taip supratau iš vardą. Ar Aušra, ar Aušrinė. Tai smagu, pasišnekučiavom, skaniai pavalgiau. Labai gerai, saulė šviečia iš ryto, atvira terasa ant stogo. Nuostabus vaizdas. Visą senamiestį. Tikrai labai gera. Dabar irgi labai geras vaizdas. Kažkur važiuoju į kalną. Ir va toliai. Aplinkėlė. Tai toks prasidėjo važiavimas be fanatizmo, kaip ramiai. Nu, va, į tą kalniuką reiks lipti. Tokio dar nemačiau. Tokio sukilimo. Nu jo, tokių įkalnių 2% nemačiau dar gyvenime. Yes! Pavyko. Vienas kalniukas, daugiau raudonos spalvos atspalvių, kažkur bus per kaimelį. Vėl žemyn. Taip ir važinėjęs, viršun žemyn. Smagu.
Nu, 2 valandos važiavimo, artėjau prie Sargės, 30 km nuvažiavau, tai vidutinis apie 15 km. Yra čia tokių sukilimų, bet, nu kaip, yra pavargant tų sukilimų, nes labai raudoni, vienas buvo išvis 20%. Tai buvo pirmą kartą gyvenime, visą laimę, kas tai 300 gal metrų ten truko, 200-300. Tai užpompavau. Tai va iki Sargės čia kiek, 5 km liko. Tai vieną lankyti tą vietą. Ir vėjas, nesuprantu, lyg tai vėjas iš priekio. Ar tai biški šoną kažkaip taip. Bet dabar nuo kalno tai gerai, čia bėgas į kalną buvo biški kritęs tempas. Dar nuo kalno visai neblogai čia važiuojasi. Sagrės miestelis, viskas apie surfinimą. Pilna vietų. Hola. We're cheating. O, maligat, kiek mašinų, kiek žmonių. Kažkokios antenos. Norėjai militarti, čia kažkokia karinė bazė. Kuklas. Portugalijos kampe vokiečių dešrelių kioskas atidarytas, tai vokiečiai visi atvažiuoja, fotkinasi, ima kažkokius sertifikatus ir valgo. Aš kadangi noriu jautienos labiau negu kiaulienos, tai va čia burgerį pasiimu, laukiu dabar.
Nuostabus vandenyno vaizdas, nuostabios bangos, spalva ta vandens tokia užbūrinti, tikra tokia žalsva, labai gražu. Ir taip gražu, tada galėčiau praleisti tiek daug laiko kalnų, va kažkoksai uolų, nubyrėjusios spalvos, labai gražu. Nu, diena gavos netrumpa. Daug sustojimų buvo. Daug prastų kelių. Nu, tokių žvyrkelių. Ir saugau galinį ratą. Nes ryte ten nuo tų kalnų leisdamas į greitai nepastebėjau tokio kaip gulinčio policininko tokio iškilimo. Nebuvo pažymėtas, kai lupau 40 abiejais ratais. Tai galinį jaučiu kaip biški taip nešioja. Reikia pasaugoti. Bent iki serviso, o gal ir davažiuosiu. Nežinau, tai va visais tais bekeliam važiuoju. Ratų galinių, nu iš vis ratų beje netapatinėjau dabar. Biški tokie minkštesni, o kad biški labiau gal amortizuotų. Vietos tai labai gražios. Ir tie pajūrio šlaitai, nu kaip pajūrio prie vandenyno, tie statų šlaitai tokie gražus, tokios bangos gražios. Labai gražu. Bet ir keliai tokie, nu visas dulkėse totaliai. Nes dulkių, nu matosi, vargšas kraštas palyginti su Ispanija, nors šitas kelias tai ledinis. Nu, va dabar tik važiavau, bet visiškai naujas. O, saulė leidžiasi, kaip gražu. Raudonuoja dangus pabiški. Tai va, tai aplankiau ir Švyturį, ir fortą. Gražu. Labai daug turistų, juokingiausiai tie vokiečiai. Prie tų dešrainių. Rado vokiškus dešrainius eiliais, reikiavę sertifikatus šis renka. Juokinga. Nu, kiekvienam savo. Sutikau amerikietį šiandien iš, kur pasakė, neatsimenu valstybės dabar, iš M raidės, Mičiganas, va, iš Mičigano valstybės, dviračių važiuoja, tai nustebau, Portugalijoj amerikietis, sakė, važiavo iš Lisabonos iki Švyturio atgal ir bėgs Lisabonai maratoną, 26 man atrodo dieną. Nu tai faina diena tokia. Jau vėsiau kažkaip man darosi, jau taip, o dabar norisi jau ir apsirengt kažką, tai vėsu. Kalnos ten, kol mojavau, tai ir šilta buvo, dabar vabiški buvo nuokalnės, tai jau šalta darosi. Nežinau, ką reiks Lietuvoje daryti. Su plus 13, kai čia 21. Ne, dabar 20 šaltas. Ja, nu priprasiu. Saulė gražiai leidžiasi. Gaila, kad tolsta vandenyną. Biški čia pabaigoje grybas gavos. Kažkaip Eurovelo pagal mano žemėlapį vienaip veda, pagal ženklus veda kitaip. Čia gausis gal kokių, nežinau, 5 km. Toks lankstelis gavosi. Nukrypau kažkur tai. Nei ten. Tai jau dabar iš principo grįžtų tą Eurovelo kelią. Įdomu, kiek čia dabar kilometrų nuvažiuota. 9,5, tai va buvo 9,3 kokie. Įdomu, kiek va čia. Čia jau vien kad grįžti, kiek čia bus to asfalto. Tai va, tai bus turbūt apie 100, gal nesieks, 100 km. Ir liks kažkur apie 200 iki tikslo, iki Lisabonos. Tai rytoj 100 su biški.
Ir kokių 90 paskutiniai dienai pasilikti. Dar pasižiūrėsiu, kokį maršrutą rinktis. Su Virga kalbėjau, sako, yra tokia kaip Kuršių nerija pajūrių. Arba planavau pradžiai, tai Nepali pat jūrą važiuoti. Tai reikia pasigalvoti ir pasidėlioti. Dar su lietuviu kažkokiu susirašėm, parašėm man. Klausė, kada bus Lisabon, aš čia paklausinėjau, kur geriau čia finišuoti, kur geriau gyventi, kuriam rajone. Tai va, reikia dar dalykus pasidėlioti. Iki galo vakare šiandien, jeigu spėsiu, ar rytoj iš ryto. Ir bus matyti. Nu ir apžiūrėti ramiai dviratį. Ar sunerimti ar ne, nes keli stiprinai tikrai mačiau, kad laisvi. Gal bus gerai. Norėtų dar traukti čia labai be servisų. Iki namų, jeigu būtų va tokie keliai ir labiau pasisaugant, tai manau tikrai davažiuočiau. Bet jeigu bus kaip šiandien, didžiąją dalį tokios skalda ir arba tas grindinys sudėtas, tai gali ir net laikyti ratukas. O dabar jaučiu, kaip tampa biškį. Ant didesnio greičio gal taip nesijaučiu, bet 20 km tai labai jaučiasi. Is it possible to go to Al Jazur from here? Oh, Here are steps, but here you can at least yeah. make a half curve and Okay, then you thank can you. go on. You're welcome. Now straight or turn? Okay. Kur dabar į kurią pusę?